O fenomenas yra tame, kad vat, būtent mes apie ją nekalbam, tarytum jinai neegzistuoja, jos vengiam, apie ją nėra edukuojama. Sako, nekenčiu, kai sulėkia visi kaip juodos varnos prie karsto. Sako, renkitės, ką norit, tik tai ne juodą. Juokiuosi, kad tada tokiu būdu nuėjo kažkur rekomendacijos dvasinėme pasaulyje, nes paskui pas mane stovėdavo, kas netingi prie tos lovos. Ir aš pat toksai, tas troškimas gyventi, kaip sakiau, jisai yra mums duotas kaip toks pats stipriausias troškimas. Ką tu padarai, kad jiem palengvėja per vieną dieną? Bet, žinoma, nevaikštau ir nesakau labą dieną, aš mirties dula. Artimiesiems iš vis labai sunku sukaupti mintis. Jie yra truputėlį kaip ir kitoj dimensijai. Jie pamiršta faktus, pamiršta vardus ir tai yra visiškai natūralu. Taip uždainuoju ir šiurpai per nugarą nueina, tai žinau, kad pataikiau. Jeigu nenueina, reiškia ieškam toliau. Matau, kaip žmonės sėdi su žvakutėmis, kaip jie prieina ir deda ir vis prie manęs vis šviesiau, vis daugiau žmonių ateina ir visą laiką fone skamba šita daina, girdžiu savo balsą, gitarą, kaip aš dainuoju šitą dainą, kaip koks reklaminis klipas, negalėčiau įvardinti kitaip, tokio gražumo sapnas, aš numirsiu ir bus išjungta šviesa ir nieko nėra. Tai čia yra labiausiai prieštaraujantis mokslui Būtent teiginys. Tradicija nėra vertybė pati savaime. Ji yra vertybė tada, kai veikia.